Viešasis transportas jau nebeveikia niekur. Gatvėse panika. Visur tą jaučiu. Visi tą jaučia. Kasgi galėtų nejausti. Man reikia, nežinau, sunku patikėti. Pasaulio pabaiga. Rytoj, 4 ryto. Net neatrodo, kaip negali būti. Negali būti to. Kaip tiesiog. Ką aš čia veikiu? Mano vaikai namie, o aš čia sėdžiu. Kodėl? Net negaliu pas juos nusigauti, niekas nebeveikia. Tomai, Ona, ar girdit? Labas, Austėja. Gilė, ar... Taip, Austėja. Tu aišku, žinai, absurdas, beprotybė, kaip filmo koks scenarijus. Pasaulis baigsis ryt, mes visi fucking mirsim, išnyksim. Dievas panoro žemę kaip vabalą sutrėkšti ir kartu viską ant jos. Net ne ryt. Būsim Dievo sutraškyti šiandien. Už kelių valandų prasmegsim žemėn su pačia žeme. Žinai, čia greičiausiai paskutinis mūsų pokalbis. Juokinga, taip šaipydavomės iš priklausomybės telefonams, bet štai mūsų draugystė užsibaigs kalbant telefonu. Atsiprašau. Noriu atvykti, bet autobusai neveikia ir aš savo bute ne pas mamą. Nekalbėk apie tai. Paskutinis laikas kartu, kaip sakei, ir tu švaistai nesąmonėm ir atsiprašinėjimam. Nereikia to, Gilė. Atsiprašau, aš tiesiog... Taip, neatsiprašinėsiu. Tiesiog man gaila, kad negaliu išreikšti, ko jaučiu mūsų draugystėj. Austėja, tu man kaip sesė, lemta ne kraujo, o kažko aukščiau. Taip ir žinojau, kad mūsų paskutinis atsisveikinimas bus poetiškas meilės deklaravimas. Tikrai, visada sakei, kad aš poetiška siela. Nors nežinau, dažniausiai nesijaučiu poetiška. Nesu užtikrinta niekuo. Bijau, blaškausi ir tada tiek daug gailiuosi. Norėčiau būti kaip tu, viską darai, kad kurtum filmus. Gilė, tai ne visada tiesa. Aš žinau savo pašaukimą, bet irgi bijau. Būna taip baisu, kad net pabėgu nuo savo kelio. Gilė, žinai tą mano norimą padaryti filmą, gyvenimo projektą? Ar kalbi apie filmą Siela? Projektą apie tavo vaikystės iš tavo išgyvenimus? Taip, tą filmą. Žinok, aš jį esu sukūrusi. Tu jį padariusi? Taip, jau seniai. Padariau. Ir išsigandau ir paslėpiau jį kompiuterį, o dabar, kaip aš to gailiuosi.
Gailiesi, kad niekur jo nepaviešinai. Taip, manau, tai didžiausias gailestis mano gyvenime. Jau man bloga vien pagalvojus apie įkėlimą, bet kaip pykstu ant savęs, kad to nepadariau. Tai įkelk dabar. Ką? Austėja, pagalvok, dabar arba niekada. Pasaulis baigsis už kelių valandų. Turi įkelti. Viskas išnyks, mes išnyksim, tas filmas išnyks. Turi tai padaryti, nebesvarbu. Nu gerai. Taip, jėga. Jėga. Bet tada ir tu turi kai ką padaryti. Ką? Žinai pati, žinai geriau už mane ar bet ką kitą, kaip kiekvienas žino didžiausią savo gailestį. Žinau. Gilė, negali dabar bijoti. 4 metus tai nešiojaisi savyje. Gerai, aš tai padarysiu. Negaliu žiūrėti atgal ar į 4 prabėgusius metus. Nei praeities, nei ateities nėra. Tik dabartis. Taip, tik dabartis. Ar čia paskutinis mūsų atsisveikinimas? Išeina, kad taip. Myliu tave, Gilė. Aš myliu tave labiau. Be galo, be krašto. Ir aš myliu. Dar daugiau širdelę. Paskambink jam. O tu įkelk filmą, Saulyte brangiausiai. Ate. Labas, Martynai. Labas. Kaip sekas? Ar viskas gerai? Ką? Klausiu, ar viskas gerai? Ar viskas gerai? Taip, o... Nors nežinau, nemanau, kad viskas gerai. Suprantu. Keista iš tikro paklausiu, ar viskas gerai. Dabar tokios aplinkybės, kad nelabai gali būti gerai. Bet žinok, manau, viskas gerai ir būti negerai. Jo. Manau, kad tiesiog viskas gerai. Tikrai, visai gerai ir būti negerai. Prie pabaigos ir vienas ir kitas yra tapatus. Abu mirs,
ir galas sulygins visus į nieką ir į viską. Nu jo, pasakei tu čia. Aš nežinau, ar tiek galvoju apie ateinančią baigtį. Aš tiesiog darau viską, ką noriu, nors daug ko man ir nebeliko padaryti. Kaip tai? Nėra nieko, ką norėjai padaryti, bet nepadarei? Nu, kaip čia pasakius, tai aš gyvenau taip, kad kiekvieną dieną, kiekvieną momentą daryčiau, ką noriu ir ko siekiu. Ir siekiau to, ko galiu. Viską, ką galėjau, ko norėjau, padariau. Tai nejauti baimės? Ne, anaiptol išgyvenau daug baimės, bet kovojau su eršiai. Bet nieko nesigailiu nepadarė. Vis dėlto pabaiga ateis ir praeis, o aš ramiai išeisiu su ja. Tai viską padarei, viską išsakei. Taip, Visiems? taip. Nes, Martynai, aš tiek daug neišsakiau. Aš bijojau ir leidau savo mintims sukurti tokius baisius scenarijus, kad negalėjau, tiesiog nebegalėjau tiek daug padaryti. Tiek nepasakiau draugams, mamai, Dievui, tau. Martynai, aš klausiu tavęs, ar tu viską padaręs, nes aš tau tai ne viską pasakiau. Tau nieko nepasakiau, aš bijojau. Nedariau, o dabar merdžiu iš gailesčio. Bet nebėra ateities. Visa dings ir dėl to jau dingo. Gal jau dingo ir skausmas. Bet Martynai, aš vis tiek be proto bijau. Gal dėl to ir pamilau tave, nes tu ne taip kaip aš, darai net bijodamas. Pamilau visą tave. Tavo humorą, rankas, durną šypseną, kreivus dantis. Pamilau kiekvieną tavo vaidinamą veikėją. Pamilau ir negalėjau sustoti. 4 metus. Vis dar negaliu sustoti. Martynai, Taip, Gėlė? aš tave myliu. Ačiū. Ačiū, Gėlė. Ačiū labai. Atsiprašau. Nereikia atsiprašinėti, nereikia. Aš kaip tik tau dėkoju, Gėlė. Ir pats turėčiau atsiprašyti. Bet to nedarysiu, nes bus tik blogiau. Gerai, neatsiprašinėjom. Tiesiog tu man dėkoji, bet aš norėčiau tau padėkoti. Ačiū, kad esi nuostabus, kad gyvenimą padarai geresnį, kad esi. Martynai, Taip, Gėlė? aš myliu tave. Ačiū. Esi nuostabiausia draugė. Viskas. Pasakiau, nugyvenau akimirką with no regrets. Nuostabu. Koks jausmas? Jausmas šūdinas. Skauda. Ai. Ar tai? Taip. Viskas. Ate, Martynai. Myliu tave. Ate, Gėlė. Aš irgi tave myliu.
Labas. Kaip tu laikaisi? Labas, mama. Aš nežinau, kaip laikausi. Nemanau, kad laikausi. Atrodo, nieko nejau, bet... Mama, aš bijau. Suprantu. Aš visiškai tave suprantu, Gilutė. Aš irgi bijau. Ir dabar, kai labiausiai to reikia, negaliu būti su tavim. Norėjau atvažiuoti, bet... O ar tu namie? Aš irgi norėjau atvažiuoti, būčiau atvažiavus su dviračiu, bet nespėjau, todėl nuvažiavau prie ežero. Kaip nuostabu. Tikrai čia labai gera. Atsiprašau, kad nesu šalia, kad nespėjau. Viskas gerai. Ne, nėra gerai. Atsiprašau, mama. Atsiprašau, kad neatvykau, kad taip dažnai neatvykdavau. Atsiprašau, kad nebuvau ir nebūdavau šalia. Atsiprašau, kad buvau tokia pikta, kad nerodžiau meilės, kad pykau dėl nieko, nesutariau. Atsiprašau, mama. Tu mane priėmei, o aš... Turėjai turėti geresnį vaiką. Net nedrįsk. Nesakyk taip, Gilutė, aš nieko kito nenorėčiau be tavęs. Net jei būtų mano kraujas, dalis manęs, aš nenorėčiau. Tik tavęs. Tu vienintelė mano mergytė. Aš irgi nieko kito nenorėčiau, mama. Nieko. Nė vienos, nė vieno, nei angelo, nei velnio, nei laumės, nei begalybės. Mama, ačiū, kad esi. Atsiprašau. Nereikia atsiprašinėti. Geriausias mano gyvenimo sprendimas buvo tavo paėmimas iš vaikų namų. Mano mieloji Gilutė, aš myliu tave. Aš myliu tave labiau. Negali būti. Ką matai? Matau žalius siūbuojančius medžius, nuo nakties tamsos drėgnas samanas, smėliuką. Pasaulis ramus. Kaip gražu. O ar tu pasiėmei striukę? Ne, striukės nepasiėmiau. Pamiršau. Bet nemanau, kad tai dabar svarbu. Ką darai? Darau kai ką, kam nežinau, ar tu pritartum. Kad ir ką bedarytum. Pritarčiau aš ar ne? Žinok, Gilutė, aš visada tave mylėsiu. Aš irgi visada tave mylėsiu, mama. Nesvarbu, kiek ilgai truks visada.